Sveiki, lažybų mėgėjai, su jumis Vicente Rodriguez, geriausias lietuviškų lažybų bendrovų draugas, šiandieną turintis dar vieną jums super pasiūlymą. Įsineškite po video paliktą nuorodą 100 eurų į TonyBet sąskaitą ir gausite bonusų dar 100 eurų, kurį reikės prasukti 15 kartų su nemažesniais kofais nei 1,85 ir pageidautina tik tai iš tos pačios dienos pasiūlos. Tai pirmoji pasisveikinimo dalis, jeigu kas nesuprato, buvo juokas, tai po ilgesnės pertraukos darau TonyBet įrašą. Tiesiog neseniai mačiau video, kur žmonės darydami video panašiai sveikinasi, kad prisistato kaip lažybų bendrovų partneriais ir siūlančiais visokius bonusus, tai nusprendžiau taip pajuokauti ir aš. Juokauti iš tikrųjų nelabai yra dėl ko. Kaip matom, kelias dienas nefilmavau, TonyBete mano balansas šiuo metu tragiškas. Balanso lubos buvo 1900, dabar likęs tik tai 1000. Tai nepaėjo keli statymai iš eilės. Atradau vieną gerą dalyką TonyBete, tai yra live. Nežinau, live stačiau vakar Prancūzijos antrą krepšinio lygą. Live limitai ten priklausomai nuo kofo, po 5, po 600 buvo, tai nežinau, ar live limitų jie man neperpjovė, ar tiesiog jie labai dideli yra šiaip. Tai kelias dienas nejungiau, nieko nefilmavau, padarysiu statymo apžvalgą trumpai. Na, TonyBete tikrai sunku kažką surasti labai gero, visus tos pačius statymus galima gauti daug geresnėm sąlygom, kuriuos aš statau. Arba pinaklį, arba, nežinau, net ir top sporte galima gauti geresnėm sąlygom. Na, dabar savaitgalis, tai šeštadienis šiandieną, prieš Velykinis. Tai daug futbolo yra, tai yra labai neblogų pasirinkimų futbole šiandieną. Pasižiūrėsim, kokie šį kartą maksimumai bus už korteles. Taip, esu labai nemažai sustatęs pinaklėje. Dafabete už kortelę šį savaitgalį, tikrai ir didelėm sumom, ir daug įvykių, labai rimti įvykiai, ypač Vokietijoje. Štai Augsburg Köln. Na, čia statau, taip sakant, dėl bendro akaunto aktyvumo, nes statymai, kaip sakiau, tikrai geri, bet pavyzdžiui, raudoną kortelę skaičiuojant už 2, Dafabet, Bet365 ir pinaklę. Ant šito įvykio esu padėjęs jau tikrai ne 1000 ir kofai yra stipriai numušti. Na, TonyBet įdėjusiu 1,85, tai pabandysim ir čia pastatyti. Tai Ingolstadt Wolfsburg taip pat. Aš jau kofą stipriai numušęs į apačią. Už 4 korteles, net ir 4,5 ėmiau. Taip, ir dar vienas buvo vokiškas įvykis, taip, Mainzas. Mainzas ir Berlynas. Mainzas ir Berlynas. Kur čia tas Mainz? Taip, kortelės. Mainzas ir Berlynas. Kol kas šiam momentui, dar pasižiūrėsiu vienas, štai po 117, tie patys dvigubai numušti maksimumai. Po 117 ir sudėsiu ant visų. Po 117. Štai matom, pretenduoju 300 eurų. Vienam įvykiui galima laimėti 100 eurų. Nustatytas toksai limitas. Pasižiūrėsim moterų krepšinėje. Praeitą kartą jums statydamas už Lietuvos moterų krepšinio lygą aiškinau, rodžiau, kaip TonyBet masto kartais. Šiandieną jie vėl stipriai mastė savo galvą. Moterų krepšinio lyga Bet365 už Sūduvos pergalę išėjo kofu 1,90 ir plus 1,5 forą. Tuo tarpu TonyBet, galvodami savo galvą, pastatė iškart minus 4,5. Vėliau, aišku, vėl stačiau daug Bet365 ir tą forą tenais pakėliau, tenais minus 3,5, na. Dėl bendros profilaktikos ir, kaip sakiau, akaunto aktyvumo statymas neblogas. Paimsiu ir čia, pasižiūrėsim, kokie limitai. Taip, 44,5.
kartot statymų neleidžia. Kaip matėm paskutiniuose video, kaip ir sakiau, apžvelgsiu trumpai statymų istoriją, kol nefilmavau, ką stačiau, kad bendras vaizdas geriau matytųsi. Taip, tai aš paskutinį savo filmavimą atsimenu keitimus, taip, keitimus. Madrido Realas keitimai. Kas čia dar? Madrido Realo geltonos kortelės per Čempionų lygą paskutinį filmavimą dariau. Po to nefilmavęs dar laimėjau už Arį statymą, bet matom, maksimumas buvo vos 40 eurų. Stačiau dieną iki rungtynių, atrodo. Ta pačią naktį Argentiną pralošiau 100 ir fantastiškai pasisekė su Lokomotiv Kubano Anderiu 105-4. Per ketvirtą kėlinį gal komandos apie 20 taškų sumetė tik tais. Po 3 kėlinių 171 live dėjau kitose bendrovėse. Ir net sugebėjo praeiti. Taip, toliau sekė, kaip sakau, didelė ir ilga nesėkmių banga. Dar Europos lygoje buvo 2 geri statymai ketvirtadienį. Šiandieną yra šeštadienis. Ir kur visa krūva vakar nesėkmingų statymų, tai buvo Kursko Dinamo Anderis, moterų Eurolyga nepraėjo. Prancūzų antra lyga krepšinio prieš mačą ėmiau 147,5 mažiau. Ėmiau simboliškai 100 eurų tik dėl bendro akaunto aktyvumo, maksas ten irgi gal buvo ne kažką ir didesnis, apie 107. Ir štai Life po 3 kėlinių, 2 kėliniai atrodė labai gražiai eina Anderis, bet trečią kėlinį sumetė 50 taškų, po 3 kėlinių davė 151. Na ir 151 irgi nepraėjo, skaudžiai, kaip matom, 350 eurų. Na, ką darysi, būna lažybose ir gerų, būna, kaip matėm, su orakulu greitai užtrunka užlimitavimas, galima savaitę laiko palošus, visą pliusą nuleist. Buvau 700 pliusę, dabar jau esu beveik 200 minusai, žiūrėsim, kaip seksis toliau. Tai visi kabantys statymai dabar jums matomi. Lenkų Ziliona Gora -19 ir 3 varžybos iš Vokietijos su geltonom kortelėm daugiau. Tai kol kas šiam kartui tiek. Po kiek laiko vėl padarysiu tokią apžvalgėlę, parodysiu vieną kitą statymą.